Šiaurus karštis kieme, Vilma sako, kažkas paliko šunį į mašiną ir nuėjo žiūrėti kemperių. Grįžtų pažiūrėti, ar tikrai yra šuo. Aš atprivažiavau, sakau, o, žiūrėk, kaip galima normaliai išsimaudyti. Nu, išsimaudyti, kas čia? Ženklų, ženkliukų, jokių maudymosi. Čia paukščiam. Čia pats galas Bodensė. Čia atvažiavom prie skulptūrų įdomių. Aš čia parodysiu. Tikrai įdomi. Ko gero į tupiką atvažiavau. Kažkur tai kelias turėjo vesti palei ežerą. Išsimaudėm, baloj. Vandens daug, bet pakraščiai tai dumblas. Ja, čia politikai nuogi sėdė. Padeda lipt, va tai. Kasasi, matot? Apžvalgos aikštelė tokia įspūdinga. Kabanti. Gal nervus pakutena. O pasižiūrėsiu, užlipsiu, ar kutens man ar ne. 8,50 €. Vyšnios didelis šito regiono. Tokis sandėlis kilogramas 8,50 €. Braškės baigėsi, tai išeina 10 € kilas, nepigu. Bet Vilma sėdi kemperyje, tai nors pradžiuginsiu vyšniom ir braškėm. Jei patinka mūsų kelionės, mūsų pasivažinėjimai po kalnus, paspauskite patinka, ar suprenumeruosite, tada jūs galėsite matyti mūsų daugiau video. Kai mes važinėjom dviračiais po kalnus, naujais takeliais. Aplankome ežerus, upes, miestelius taipogi. Aplankome daug šalių – Vokietiją, Prancūziją, Ispaniją. Laukiam jūsų nuomonės, kad jūs kažką parašytumėte. Galbūt patarsite, kur aplankyti, ką pamatyti. Jūsų patarimai tai padeda tobulėti kanalui. Atvažiavome prie Bodensė ežero, vienas didžiausias Vokietijos ežeras. Atvažiavom vakar iš vakaro. Vietų labai daug. Čia ne kempingas, bet tokia kemperių stovėjimo vieta. Ir su šuniu pasivaikščiosiu šiek tiek. Karšta Vokietijai, tai čia nutarėm daugiau, kur vandens yra, tai prie ežero. Bet čia iki ežero dar reikia paeiti, iš tikrųjų mes su dviračiais 1,5 kilometro iki ežero. Bet prie ežero šiaip viskas būna užimtas, sudėtinga būna ir kažkur kažką rasti. O šičia, žinom, kemperių stovėjimo vietą, tai čia būna laisvų vietų. Čia dar nueisim, pasižiūrėsim, yra kemperių parduotuvė. Ne tai, kad parduotuvė labai daug parduoda kemperių. Tai kaip šeštadienis, tai pusė dienos yra atidaryta. Tai eisim, pasižiūrėsim, ką parduoda, kokios kainos. Biškį palandžiosim, yra parduotuvė. Eisim į parduotuvę. Ta kemperių stovėjimo vieta kainuoja 18 €. Kaina yra ne 24 valandos, kaip daugumoje būna, bet už naktį. Ir 2 € elektra. Tai iš tikrųjų ateini, čia pračioje įvažiavimas yra tokias kaip ir reklamos sudėtos, yra vokelis. Tai užpildai vokelį, automobilio numerį užrašai, ar elektros nori, bet jei kas elektra, tai parašyta, kad šildymo ir kondicionieriaus negalima, nes 2 € per, sakoma, per visą parą
Tai labai kaina nedidelė, tai kad nepiknaudžiauti ir parašyta. Užpildė savo duomenis, tik nori naktų, elektra, automobilio numerį. Ta voką įmetė, yra pašto dėžutė su kemperio ženkliuku ir įmetė ten. Čia matyti, kur mūsų kemperis stovi, tokia aikštelė. Neįspūdinga vieta, bet kai miestelis prie ežero Bodensėje netoli, mes esam pačiam šitam miestelį, pačioj pradžioj, tai, kaip sakoma, prie ežero nuvažiuoti ganėtinai tinkama vieta, tuolab jeigu dviračiai yra. Čia ta kemperių parduotuvė. Tik aišku, patekimas ne iš šitos pusės, iš kitos pusės. Jinai didelė yra, jų labai daug automobilių. Šimtais skaičiuojama tikrai. Žiauriai karšta. Šuo inkščia be perstojo. Važiuojam prie ežero, greičiau užsimaudysim. Inkišim, patys įlysim, išsimaudysim. Šunį inkišim. Šiaurus karštis kieme, Vilma sako, kažkas paliko šunį į mašiną ir nuėjo žiūrėti kemperių. Grįžtų pažiūrėti, ar tikrai yra šuo. Nes ir nusteps, jeigu tu jį paliksi tokiam karštį. Nematau čia jokių šunų, Vilma prisigalvojo. Nieko nėra, jokių šunų nemačiau. Man pasirodė, kad šunio galvota. Dviračių takelis geras. Atskirtas, čia yra štokai netoli, kokie 6-7 kilometrai. Tai iki miestelio davažiuoti iki didesnio jau šiokio tokio dviračių takeliu, labai patogu. Labai daug dviračiais važinėjančių. Važiavom, išsimaudėm, atsigaivinom, galim šiek tiek toliau važiuoti, pasidėm kokį valandėlę gerą. Krantas dumblas, dumblo iki klupščių, po to ten jau sekluma prasideda, skaidresnis vanduo, bet jis baltas, bala, Bodensėje bala, bet atsigaivinom. Šuo daugiau neinkščia, Vilma irgi, bent jau atvėsom. Važiuojam toliau. Palei pat ežerą tik pėsčiųjų takas, ženklas yra, kad dviračiam negalima. Tai važiuojam, kur dviračiam galima. Nors kur dviračiam negalima, matau, dviračiai važiuoja. Zin. Kempingų irgi daug prie Bodensėje, bet brangus, pasižiūrėjau kainą 50-60 eurų už naktį. Tik tiek, kad tu prie vandens. Bet vienas prie kito tiesiog. Kaip silkės statiniai. Tai kur mes pastatėm 20 eurų su elektra visai nakčiai pernakvoti. Vienai nakčiai, tai 20 eurų. Tai tikrai nebrangu. 1,5 kilometro nuo ežero. Čia dar vienas kempingas prie Bodensėje. Va šitą žiūrėjau, kiek kainuoja. 60 eurų. Nu, jis tipo visai prie vandens. Kainos tai nenormalios. Viskas Bodensėje čia yra privatu. Tai yra kempingas. Jis visada paklausą turi, kai šilta. Tuolab, kad neypatingai daug ežerų. Bent jau šitas natūralus ežeras. Šiaip tai iškastinė, balos. Tai tose balose ir dumblo daug. Todėl kainas jie čia užsivarė normalias. Prie jūros pigiau būna, Ispanijoje 2 kartus gal. Nu, geras kempingas gal tiek ir kainuoja. Važiavom čia Naturšuc. Čia toks priėjimas prie vandens. Nei maudytis, nei nieko negalima. O tai ir priėjimas pasižiūrėti į paukščius, į ženkliukų. Jo. Aš atprivažiavau, sakau, o žiūrėk, kaip galima normaliai išsimaudyti. Nu, išsimaudyti, kas čia? Ženkliukų, jokių maudymosi. Čia paukščiam. Čia pats galas Bodensėje. Ten tolumoje matyti Alpės.
Ko gero, jums nesimato, bet jos yra. Naturšus, čia gyvūnam. O šunių galima? Nu, tai naturšus, gyvūnėliam. Privažiavom miestelį Bodman, čia visai netoli. Sustojo. Dramblys kokias padarytas. Ar jis visas buvo padarytas, ar? Ne. Ar čia specialiai tokias? Daug metų toksai buvo. Aš neatsimenu, žinau. Aš atsimenu. Čia prie Bodensėje kemperių stovėjimo vieta. Užvažiuosiu, pasižiūrėsiu, kiek kainuoja ir kas čia yra. Yra 18 eurų. Kaip ir pas mus tenais. Bet vietų tai nėra daug. Praktiškai pilna. Tokia tvarkinga. Nu, aš galvoju, jeigu ten bus užimta, tai čia atvažiuosim. Bet čia tikrai nedaug vietų, bet pilna. Aš skaičiau, kad reikia mokėti dar pagalvės mokestis, kaip ir 3,50. Bet dabar suvedžiau, nėra pagalvės mokesčio, nuliai. Sustojom, dar ledų nusipirkam. Važiuojam šiek tiek. Važiuojam, išsimaudom. Toliau pavažiuojam, randam parduotuvę, ledų nusipirkam. Toliau važiuosim į miestelį, pasižiūrėsim, gal vėl dar išsimaudysim. Bent šunį tai tikrai įkišim. O patys bus matyti. Čia šitam krašte nelabai daug parduotuvių, tai net nustebom parduotuvė Penny. Tai valanda 80 centų. Iš tikrųjų, tu turi sustoji, nori nusipirkti kažką, turi susimokėti. Čia atvažiavom prie skulptūrų įdomių. Čia visam Bodensė regione tokias daro skulptūras, jis parduoda ko gero. Tokias skulptūrų parkas. Važiuosim toliau, nes čia kaip ekskursijos veda, pasako kažką tai. A? O čia galima į vidui? Ar galvoju, čia negalima? Eina pasiklaus, ar čia yra privatus, ar čia galima pavaikščioti po parką šitą apžiūrėti. Sakė, kad galima pavaikščioti, pafilmuoti, tai... Aš tai nedrįstau klausti. Tokios visokios statulos. Su gera fantazija, ne? Čia moteris vairuotoja. Na. Ir daug tokių kultūrų yra, šitam regione pridaryta. Čia būdavo valdžia kritikuojama, ne būtent šičia, bet kažkur mieste. Ir Merkel ten nuoga, ir valdžios atstovai nuogi. Aš čia parodysiu. Tikrai įdomi. Įdomu. Pasaka įdomiai ten. Gerai, važiuosim, šunį palikom visgi vieną. Tai važiuosim. Čia su tokiu seksualiniu pokrypiu irgi pafilmuoju. Iš galo, kaip visą tai atrodo. Viskas padaryta taip, kaip ir turi būti. Čia būdavo visada įdomu, atsimenu šitus parkus ir jų dirbinis, koks galingas medis. Čia tai pavėsį gerą padaro. Išsimaudėm, nors šunį tiksliau čia išmaudėm, patys nelindom.
Čia parkas dviračio važiuoti negalim, bet vieta va tokia nuostabi. Kuo toliau, tai čia gyventojų nėra tiek daug ir netaip sudrumsta, akmenukai, švarus vanduo. Gerai, visi atsigaivina. Prie vandens gerai. Važiuosim tolyn, ten miestelis baigėsi. Už bažnyčios, ten turėtų būti tikra gamta ir žmonių, ne, ir kelias turėtų vesti palei šį ežerą. Nežinau, ar dviračių bus leistina važiuoti, nes čia, pavyzdžiui, parke tai ne. Tipo parašyta, nulipkit nuo dviračių, veskitės dviračius. Mes taip ir darom. Važiuojam, atrodo, kad Ispanijai paplūdimį, bet ne, čia Bodensė ežeras iš kitos pusės. Dviračių takeliai nepažymėti. Norisi važiuoti prie pat Bodensė, ten žinau, kad kelias veda. Tik nepamenu, ar dviračiam ten galima. Nes Vokietijoje tai būna, kad pėstute galiai dviračiam neleidžia. Ko gero į tupiką atvažiavau. Kažkur tai kelias turėjo vesti palei ežerą. Ieškom kelio, kaip privažiuoti iš tikrųjų. Pėstute eidom ir nueidom, surasdavom, o dviračių jau kitai, per mašiną būtų sudėtinga. Tai važiuojam žemėlapį, žiūrom, ieškom kelio, kad sekantį, kad žinot. Mes visi ieškom kelių, gal tiksliau aš. Sugalvoju tikslą kažkokį tai ir visokiais būdais bandau jį pasiekti. Šiuolaikinės technologijos, žemėlapiai, navigacijos, tai duoda Marienšliucht. Buvo uždaryta ten kažkas, tai sugriuvę buvo kažkokis, tai irgi tipo įspūdinga vieta, kaip krioklys nedidelis. Tikrai neblogas kelias, ne tik pėsčiųjų, ne? Ir žmonės atvažiavę, dviračius pastato, prie šitos tvorelės pririša ir maudosi. Mes irgi taip norim. Važiuosim toliau. Važiavam dar vienoje vietoje, kad išsimaudyti. Šuniukas išsimaudė, jis pats išeina į vandenį. Pasimaudyti. Eina pabraidžiai, grįžta. Karšta. Atvažiavam čionais įsimaudyti. Atrodo faina čionais. Ir žmonių nėra. Pradėjau brist. Pradžioj tai iki klupščių dumblas smenga kaip baloj. Tai mačiau, kad čia žolės, tai grįžau. Pasižiūrėjau, kur žmonės maudosi, tai nuėjau toliau. Tai kaip ir išsimaudžiau. Ir iš karto ten slengstis. Šiek tiek paini, gylio iki liemens praktiškai, o po to slengstis į apačią eina. Ir ten jaučiasi šaltas vanduo. Tai aš išsimaudžiau. Vilma stovi iki klupščių ir galvoja, kad čia nėra kur maudytis. Dumblas. Išsimaudėm, baloj. Vandens daug, bet pakraščiai tai dumblas. Išsimaudyti tikrai sudėtinga. Bet išsimaudėm biškį. Atsigaivinom, nes sėdėti žiauriai karšta. Visur apmokystina. Net prie bažnyčios atvažiavai pasimelsti, susimokė. Ir tai Vokietijoje tu moki mokesčius už religiją. Tavo atlyginimo kažkoks tai procentas eina. Jei tu religingas, registruojasi, tai yra bažnytinis mokestis. Skirtingos religijos, skirtingas mokestis. Jei nereligingas, tai niekur nemokė. Kažkur net ten nuvažiavau, bet kadangi baikas, tai ant kalno dzin, kaip sakoma. Tai ant kalno užvažiavau, reikės tada nuo kalno nuvažiuoti. Nelabai ką ir prarandi. Šiandien išaušo naujas rytas, sekmadienis. Karšta, iš pačio ryto jau saulės spigina, jokio debesėlio. Tai turiu pasivažinėti dar po apylinkės. Dar mums suplanavę važiuoti išsimaudyti. Bet noriu pasilsėti, kemperį pabus. Šemėjukas nėra gal taip karšta. Šio vakar irgi išvargo negyvas.
susidėjom daiktus, ant šunio būdos uždėjau lentą plaukiojimo. Ir galvojom važiuot, galvojau, kur aš tą lentą dėsiu. Tai sugalvojom, variantas neblogas iš tikrųjų. Bet ko gero sekantį kartą. Važiuoju Liudvigshafene, yra statulos labai įdomios. Senai mes esam buvę ir aš šiek tiek buvau suklydęs. Maniau, kad kita miestelėje yra tos įdomus statulos. Tai pasitikslinom, kad čia netoli mūsų. Tai važiuoju, pafilmuosiu, parodysiu kokios statulos, kaip kritikuoja, nebijo kritikuoti savo valdžios. Nu, dabar jau ne valdžia, bet Merkel buvusi ilgalaikė kanclerė. Tai važiuoju link ten, pafilmuosiu. Pirmiausia, reikia surasti. Tai Vilma, ate. Jinai tvarkosi vieną. Pabus nuo manęs pasilsėjęs. Jo. Aš pasivažinėsiu, kokis maršrutas, nežinau, gal 30 km karšta, bet manęs neriboja, važiuoju, kur sugalvojau. Man daugiau reikia energijos judėti, sėdėti vietoj man sudėtinga. Tai jinai nutarė pabūt, o aš lėkiu, kaip visada. Jo, čia kažkoks tai renginys vyksta. Muzika groja, sėdi, palapinėse žmonės alų gurkšnoja. Tai įdomu, ar gyva muzika, ar ne? Ne, nepasakyčiau, kad gyva muzika, nematau. Nors labai visi patenkinti. O prie šitos sienos ir norėjau. Visgi aš čia pamačiau, aš čia patamsėjęs, anksčiau buvo šviesi. Ja, čia politikai nuogi sėdė. Hartz, Zeks. Ja, kritikuoja valdžią savo. Ir tokių skulptūrų yra nemažai. Nežinau, kiek aš kely dabar matysiu savo maršrutą nusimatęs. Labai nežiūrėsiu žemėlapį, kur man važiuoti, taškų nedėjau. Vat yra maršrutas ir apvažiuosiu aplinkui tą maršrutą. Bet kokia spalva Bodensė ežero. Nu tikrai gražiai atrodo. Vakar mes buvom kažkur tai va ten kitoje pusėje. Šiandien irgi važiuosiu kažkur tai netoli ten. O Bodensė ežere vat žuvų ir nematyti. Skaidrus vanduo, prinešta šiek tiek šiukšlių, bet žuvų nematyti. Čia pasivaikščiot galima tokiu, bet kai nebūdinga Vokietijai viena pusė visai be tvorelės. Nu, valčių, prieplaukų, jachtų, tai. Bet kur čia plaukiot? Neypatingai yra kur. Kitoj pusėje, tai čia kaip kelnės, kaip sakoma, viena klešnė ar koja, o čia yra kaip pusiasalis ir kitoj pusėje irgi tokia klešnė. Ten kitoj klešnė kaip ir išteka jau Reinas. Tai tenais kaip ir Šveicarija, o ežero pradžioje tai Austrija. Per ilgį 70 km. Jeigu apvažiuot aplinkui dviračiu, tai būtų apie 200 km. Apie šį ežerą. Jis 3 valstybės. Vokietija, Austrija ir Šveicarija. Čia dar viena statula.
Moteriškė tokia graži. Taip ir važiuosiu, pafilmuosiu, ką matysiu šiam regione. Jums parodysiu. Čia vokiečiai sekmadienį švenčia kažką tai. Nesidomėjau. Susėdė, palapinės pilnos, muzika groja. Ai, matau, kad čia gyvai groja muzikantai. Tai jau bronzinės statulos. Palei ežerą dabar smagu pavažinėti, labai graži spalva. Daug žmonių maudosi. Čia irgi koncertas. Perskaitau 300 metų muzika kapelės Bodmanų 1070 metais buvo. Tai todėl čionais ir švenčia. Jo, gyva muzika groja. Kaip graži spalva. Kaip iš atvirutės. Čia matyti, kur seklu, tai dumblas iki klupščių. O kur mėlyna tas gražus vanduo, iš karto eina skardis į apačią. Aš vakar pabandžiau čia dar pasimaudyti, tai iki klupščių dumble klimsti. O po to staigus gilėjimas į apačią. Čia kas jachtas turi, tai įplaukia. Prisitvirtina kažkur tai ir maudosi iš valties. Nereikia į krantą išeidinėti. Gal tik toks privalumas, o paplaukė tai čia su jachtom nelabai ką. Nelabai kur nuplauksi, nelabai ką pamatysi. Kaip sakoma, uždara bala. Nors iš tikrųjų Reinas išteka, Reinu gal ir galėtai nusileisti per kanalus. Ko gero įmanoma. Nusileidau dar prie vandens, gan sudėtinga. Šitas kelias, kur aš dabar važiavau, parodyti dviračiam negalima. Nu, tai kažkiek važiavau, kol žmonių nebuvo. Toliau pasivedžiau. Ir toliau jau apsipraust Bodensė. Nedidelės bangelės kaip jūroje. Vanduo švarus, bet vat matosi, čia dumblas toks. Balta tiesiog. Čia neišsimaudys. Iki klupščių galbūt įklims į tą dumblą. Padeda lipt, va tai. Kasasi, matos. Aš galiu nelaikyti net ranka. Šiaip tokiais kalnais aš net nenusileisdinėtų ir nepakiltų, nes iš tikrųjų dviratis sunkus. 30 kg, gal šiek tiek daugiau, kai viską apkrovęs. Ir nusileisti dar kaip nusileisti, o pakilti būtų sudėtinga. Bet matėt vieną iš galimybių, kai dviračio variklis pats padeda ir pedalai sukasi užkopti. Žvaigždutėms sužaidi, kad didžiausia žvaigždutė būtų gale. Tai tiesiog tave velka į viršų. Tik persikas svorio duodi biškį ant sėdynės ir jis tave užtempia. Tai ši funkcija labai gera. Tai nebijau ir nusileisti nuo kokio kalno. Čia važiuoju palei Bodensėje. Tai iš tikrųjų čia buvo parodyta beveik 3 km tai pešių, tai po dviratį tu turėtai vestis. Tai aš kai važiuoju be Vilmos, tai aš važiuoju, o Vilma būtų sakęs, ne. Arba neinam, nevažiuojam, arba vedame. Tai o dabar man nieko klausti nereikia, klausyti nereikia. Viršininko mano nėra. Pats savo viršininkas. Važiuoju kur noriu, kaip noriu. Nu, biškai atsižvelgiu žmonės.
Čia atėjau ir atvažiavau iki Marienšliucht. Tai čia dėl to pėsčių takelis, kad dviračiai nevažinėtų, nelakstytų. Nes jei dviračiam galima, tai ir lėkia gan greitai. Tai ir uždraudė dviračiam važinėti. Tokiu keliu važiuoju ir atsiveria tokie gražus vaizdai. Nu, gražu pasivažinėti, bet čia nevažinė, čia pėsčiųjų takas. Čia važiuoju, einu pėsčiųjų tako, o nesarūkai. Ir tokia uola. Nežinau, kad prie Bodensėje tokios uolos yra. Nu, uola didelė kokia. Einu toliau. Čia žmonės iš kažkur tai ateina. Nemanau, kad tokie atstumai didelį palikę automobilius eina iki vandens. Tai ko gero teks kilti į kalną. Tai aš čia atėjau iki Marienšliucht. Esam prieš kelis metus buvę, bet buvo uždaryta, ten kažkas nugriuvęs, sugriuvo, mediniai laiptai buvo, ar kažkas panašaus. Tai dabar matau naujai padaryta čia, ne šiaip sau uždaryta buvo, parodysiu, kokie laiptai. Eisiu, palipėsiu, dviratį prirakinau, nu jo. Mano neplanuota buvo čia, mano planuota buvo visai kitais keliais važiuoti. Tai, nu, jeigu atvažiavau, atėjau iki čia, tai pasikarstysiu. Eina panoraminė aikštelė, lipu dar aukščiau. Ten aš žinau, kad nuo viršaus yra parkingas, automobilių stovėjimo vieta. Ten gali palikti ir nusileisti. Anksčiau buvo mediniai. Ar nuošliauža vandens, ar kažkas sugadino, ar gal supuvo. Tai dabar padarė rimtus. Labai ilgam. O, koks kelias įdomus. Visgi paeisiu tada. Nežinodamas, kur važiuoju, tai iš esmės... Aha, čia kaip įdomiai. Matosi jo, tokia karšta. Aišku, ne tokiu karščiu, kai virš 30 laipsnių dieną karstytis tokiais laiptais. Bet blogiausiu atveju į vandenį įgriūsiu. Aha, dar aukščiau pakilau. Dar ne virš medžio. Dar laiptelis lipo. Tai teisingai ir vadinas. Tarpeklis. Viskas čia iš akmens, akmuo. Šiaip nematyti, kad čia yra iš akmens, viskas apaugę. Tai kad akmuo po tavim, tai net nežinai. O taip realiai, vizualiai pasižiūrai tarpeklis, kur nepaugia, kad jo, akmuo. Upelis savo pragraužė, dabar karšta, į to upelio nėra. Nežinau, kiek aukštai aš čia palipėsiu. Maža pumpa yra jau. Ten, ko gero, labai aukštai nelipsiu, nes man atrodo, jau ten gal nesimatės. Visas grožis. O gal ir matysis. Va, lipsiu dar iki ten. O, dar yra dar aukščiau. Net nemačiau. Nu, čia yra ką pasikarstyti. Tai šiandien po laiptais man ir užteks tada šiandien. Ir grįždinėsiu. Bet tai rimtas tarpeklis. Kažkaip nesitikėjau to, nes Vokietijoje labai būna daug išreklamuota. Tiek daug reklamų būna. O prieini, privažiuoji kažkaip tai piš. Nieko ir nepamatai. O čia įdomu. Aš galvoju, tik tais prie vandens išeisiu, ant tiltuko pavaikščiosiu. Pasirodo, nė velnio, lipu iki pačio viršaus.
Bet šitas tiltelis daug kainuoja. Čia metalas nepaprastas, cinkuotas ar visai nepaprastas. Apžvalgos aikštelė tokia įspūdinga. Kabanti. Gal nervus pakutena. O pasižiūrėsiu, užlips ar kutens man ar ne. Manau, kad kutens ir man nervas. Palaukiu, kol žmonės nuėjo. Sako, baisu stovėti. Sako, čia gi Vokietija, kokybiškai daro. Sako, vis tiek palauksiu, kol du nulips, sako. Lipsiu, sako, biškis sunkokas. Nors jis nesunkesnis nei aš. Aš bijau? Nežinau, gal nebijau. Gal pasitikiu. Vokietijos darbą aš matau, labai normaliai padaryta. Atsibuoja. Šiek tiek. Bet gražu, ne? Dar pafilmuosiu. Ir žemai tarpeklis, va, palei tarpeklį šitas tiltas ir padarytas. Žmonės ir leidžiasi. Nu ką, daugiau nekilsiu, o gal ir kilsiu. Nu, šiek tiek aukščiau pakilsiu, pažiūrėsiu, iš kur jie ateina, gal ten dar kas nors atsveria kokią panoramą. Tiek užlipus ir, kaip sakoma, nedalipti iki galo, tai būtų kvaila. Tiek užlipau, dalipsiu iki galo. Žmonės sako, čia aukštai, tai dar karščiau. Nu jo, čia tikra teisybė. O, tai čia dar visas ežeras pasimato. Net lūpos išdžiūvo. Ei, čia tikrai gražu. Šalmo nėra kur nešioti, tai vaikštau su šalmu, kaip maušas. Čia takelis tokias, vis gan patogus. Čia, man atrodo, jau ir parkingas netoli, tai žmonėm, kam sunku laipiot, galima nuo viršaus atvažiuoti ir nusileisti, iš viršaus visą vaizdą pasižiūrėti. Nemokama. Man atrodo nemokama, aš iš kito galo atėjau. Iš tikrųjų, man atrodo nemokama. Tokia aikštelė, čia galima pasilsėti, atsigerti. Galima galbūt ir užvalgyti. Eina žmonės, juda. Nenoriu aš tų šalmo rankų neštis. Galiu gal prie kuprinės prisirišti. Kiek to? Jei griūsiu nuo šio tarpeklį, tai nors galva liks sveika. Gerai. Kai kurie drąsiai eina 4-5 žmonės. Bet dažnai buvo girdima, kad vokiška kokybė, tipo, nebijom. Kitose šalyse gal kitaip yra padaryta. Bet čia tai rimtai. Rimtai padaryta, daug investuota. Nu, va tokias va pasivaikščiojimo takelis, va šiek tiek pravesiu. Ten viršuje matyti. Žmogus fotografuojasi, žiūro ar bijo aukščio. Ne. Kai kurie būna prieina prie tiltelio ir stovi įsikabinę į tvorelį ir abijoja eit, neit. Susigalvoju priežasčių visokiausių, kad per sunkus mane čia gali net laikyti ir panašiai. Nu, įdomu paklausyti, pasižiūrėti. Tai žmonės ir eina ko gero dėl to, kad save išbandyti. Šitoks tarpeklis. Šiek tiek vandenukas kapsi. Labai nedaug. Beveik nėra nieko. Vandens beveik nėra. Sausai žiūvė. Vasara. Čia po kojom geras jausmas. Nežinau, ar matysis, pabandysiu parodyti. Tu eini ir kiaurai matai per šitą tvorelę, koks čia aukštis. Nu tai. Smagu. Toks tarpeklis, aš nežinau, kiek jis giliai. Gilas. Ir dar prie vandens pasižiūrėti, mačiau, kad irgi toks pats metalinis tiltukas į vandenį yra padarytas.
Nu, dar teltelis padarytas, žmonės maudosi. Čia atplaukia laivas, ko gero, ir atplukdo laivas iš kitos pusės. O ten matau Uberlingenas, manau, didesnis miestas. Jo, čia laivai atplaukia ir paima. A čia matyt kaip gilėja. Čia seklu ir iš karto gilėjimas. Žuvų nematyti. Mažiukės kažkokios tai. Paviršių čia jų daug, mažiukų daug. O krokodilų ir ryklių nematau. Einu pasižiūrėsiu, ar šį dviračių toliau galėsiu pravažiuoti. Man atrodo, parodyti šitą pusę eisiu 4 km tik pėsčiųjų takas. Tai dviračių nenuvažiuosiu. Man atrodo, reikės grįžti tada atgal. Dviratininkai irgi matau čia kažkur tai su šalmais. Nu jo. Kiek tai pasivedu, kiek tai pavažiuoju. Važiuoju, kol žmonių nėra, kai žmonės būna, pasivedu, pralenkiu, vėl sėdu ant dviratuko ir vėl važiuoju. Aš tų nesuprantu jachtų, kas turi, tai kainuoja daug, parkavimas jau tenais prieplaukos irgi brangus, išlaikymas brangus, o paplaukiot nieko. Čia nėra kur plaukiot. Tokie vadinamai prie Bodensee gyvena turtingi, gražioj vietoj, bet ir nuo asfalto karšto. Tamsus asfaltas, tai kaip ant keptuvės kokios važiuoja. Važiuoja su automobiliais, čia prisipučia lentas ir viskas. Dasineša iki vandens ir plaukia. Tai pasižiūrėsiu, šventė baigės, nesibaigė, nes ta šventė gana anksti buvo prasidėjus. Vokietukai rytoj į darbą negali švęst labai ilgai. Kas dirbs? Gal užsieniečiai dirbs? Bet taip nebūna. Užsieniečiai daugiau poilsiauja, vokiečiai dirba. Dar sustojau, nusipirkau vyšnių. 8,50 €. Vyšnios didelis. Šito regiono. Tokis sandelis kilogramas 8,50 €. Tokios kainos, nežinau, pigu, nepigu. Tiek kainuoja. Pažiūrėsiu, kas kitoj pusėje. Pusė kilo braškių. Gal paimsiu dar ir braškių. Kilogramas 10 €. Tai va, dar ir apsipirkau, tai nusipirkau kilogramą vyšnių ir pusę kilo braškių. Reikia susidėlioti. Labai toli nepamėtysiu, manau. Kažkaip tai. Braškės baigėsi, tai išeina 10 € kilas, nepigu, bet Vilma sėdi kemperyje, tai nors pradžiuginsiu vyšniom ir braškėm. Nu, kažkur tai jau, manau, netoliese esu. Rodo šiek tiek daugiau nei pusę kilo. Nu jo, neklydau. Jau matau. Štai mes privažiavom, ar daug liko, nes tai mačiau, kad jau išvažinėjau. Nu, panašiai. 20% užimta, gal dar mažiau.
Jau mes vietoj. Vilmai braškių vežam ir vyšnių. Nors šiek tiek nudžiugysim. Šaldytuvą atsinešiai? Aha. Kaip namuose pavaikšto. Pasiėmai iš šaldytuvo, ką nori. Gerai, šiandien netoli važiuot, mums čia kiek buvo 45 km pasižiūrėjau važiuot. Tai nesudėtinga. Pasižiūrėsim, kuro kainos. Tai Vokietijoje iki 12 viena kaina būna. Euras, dizelis. 8,90. Euras 88. Yra Liepos 11-12, ne? Kažkur. Tai vidu kaip iš stiklo sudėtas. Ten kaip stiklas kažkoks. Gal šviečia dar, kad stiklo. Šiaip tai kam tas Vakare kokia apšvietimas. Darling down the highway, doing 95 alone. Trying to reach you, call you, but you won't come to the phone. Remember me, said you'd be my heart's home. Guess you were biding your turn to go. Oh, I really should've known. Be with dynamite till we hit a red light. Then I see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it's down for us. Now you can't decide. After all this time, this is it for us. Change your energy.